Labas vakaras, eteryje 24 valandos. Šiandien laidoje žiūrėkite. Pragyvenimas ant išlikimo ribos. Man liko 7-8 litai lik kitos pensijos, kai apsimoku visus mokesčius. Čia mano šaldytuvas, aš negaliu jungti, nes man reikės mokėti. Ir nepakeliamas mokestis už liftą, kuriuo močiutė niekuomet nesinaudoja. Tai mes parengsim teisės aktų pakeitimus šitoje vietoje. Čia išvarė Rusija. Čia Antstolė, ne? Taip. Tai jūs įsivaizduokit, kaip namas sudarkytas. Jūs klastojat protokolą. Nesuprantu iš viską jūs šnekat čia. Su mumis susisiekusi Vilnietė Izabelė iškėlė visai Lietuvai aktualią problemą. Kodėl daugiabučių pirmojo ir antrojo aukštų gyventojai turi mokėti už liftą, nors juo niekuomet nesinaudoja? Pensininkė Izabeliai tai itin sunki našta. Mat sumokėjus už komunalinės paslaugas ir vaistus, jai mėnesiui telieka 10 litų. Į pagalbą Izabeliai išskubėjo Žilvinas. Labas rytas. Skambinom ir telefonu nekėlėt, ir prie durų stovėjom 10 Jau minučių. aš biškį nedagirdžiu, ponaitį. Šiandien mano vardu diena, ko gero. Tai Izabelė, žinokit, mūsų tarnyba apie visus žino viską, štai sveikinu. Tai, miela Izabelė, vardu dienos proga aš pas jūs ir bandom išspręsti jūsų problemėlę. Prastau dabar sėskit, čia viską pamatysit, viskas taip puikiai surašyta, dailiai. O čia visa problema yra. Problema yra, kad nevažinėjom liftu, antram aukšte gyvenam ir reiškia, uždėjo 80 litų mokėti mokesčio dar priedų. Antrą mokestį, o nevažinėjom mes. 80 litų. Parodykit man tą sąskaitą. O tai ką šitai paskaičiavo? Karoliniškių būstas. Tai. Karoliniškių būstas, nu. Už liftą 80, ne už ką. Ne už ką, už orą. Kur nevažiuoju niekada. Gyvenu 35 metai čia. O anksčiau tokias sąskaitas jūs gaudavote? Niekada. Liftas yra užblembuotas mūsų aukštimis. Mes negalim nei lipti, nei išlipti. O sakykit, jums 80 litų turbūt labai dideli pinigai. Žinoma. Pasižiūrėkit, kiek aš te gaunu. Kiek aš te gaunu pensijos. Va. Vienas žmogelis. 88 metų. Sako, jūs gal į 24 valandas kreipkitės, man pasakė šitą socialinis aprūpinimas. Aš taip ir padariau. Kas man lieka nuo pensijos? 7-8 litai man tik lieka, kai apsimoku visus mokesčius. Juk reikia ir už šitą, už televizorių, reikia už telefoną, reikia ir už kitas paslaugas, kad man lieka 7-8 litai lik kitos pensijos. Ir įsivaizduoji, kaip reikia mėnesį žmogui gyventi už 7-8 litų. Tai jūs pasakykit dabar paslaptį, išduokit, kaip jūs išgyvenate. Nu, taip ir mano šaldytuvas yra tuščias, aš jo nejungiu. Ir dabar aš jam pasakysiu paslaptį, kaip aš gyvenu, aš vaikščioju patamsiai. Ir žinau, žiūrėkit, jeigu žmogus moka 1 litą tik tai už šviesą, tai reiškia vaikšto tas žmogus patamsiai. Savo būti aš vaikšto patamsiai. O tai Izabelė, sakykit, pas jūs pensija 660 litų. Kokie mokesčiai didžiąją pensijos dalį suvalgo? Nu, ką gali pasakyti, juk viską reikia apsimokėti, juk žmogus gyvenės įgyjos iš tokios pensijos. Taip, aš matau, jūs čia surašiusi netgi Karoliniškių būstui, kad vaistai kainuoja 100 litų. Aš vis laikant vaistų, mano vaistų dieve, mano kiek jų ir šias po 4 operacijų. Va, čia vaistai, ten vaistai, neužtenka man 100 litų, čia tik pagrindiniai, o dar kiek reikia tokių visokių pašalinių vaistų. Šis siaubas yra. Už šilumos energiją 360 litų. Taip. Taigi žiauru, vaikai gal padeda? Vaikai kur vienas, kur kitas, 3 vaikus turiu, bet visi jie yra savom bėdom. O čia mano šaldytuvas, aš negaliu jungti, nes man reikės mokėti, aš neturiu iš ko mokėti. O taip aš gyvenu. Taip aš gyvenu. Daugiausiai valgau makaronus su pienu, dar šiek tiek nusiperku, šiek taip. Va mano gyvenimas. Va. Protas.
Kruopos makaronai, tai? Pas makaronų nieko daugiau ne. Žiūrėkit, Izabelė, pradėkime nuo to, kad mes bandom išspręsti lifto mokesčio problemėlę, gerai? Nu, taip. Man jo nereikia, tokio mokesčio man nereikia. Einam pažiūrėti, mes kad liftas yra užlimbotas, nieks nevažinėjom. Iš jo nei lift, nei iš liftis. Tai netgi nėra mygtuko, kad išsikviesti. Nėra, mes čia nevažinėjom, jis svedės. Tai tos pinigėlius jie nori nuskalpuoti. Taip, čia yra kamuolys. Labą dieną. Nu, žinot, mes čia gyvenam nuo 73 metų ir niekas mumis nesirūpino, ar mes galim laipiauti, ar naudosime liftų, jis buvo išjungtas visą laiką. Jūs už tai mokestį papildomą kažkokį gavote prie sąskaitos? Taip, 103 litus. Už liftą? Už liftą. Ir man paaiškino, kad mokėsim 3 metus. Kiekvieną mėnesį po 103 litus. Nu tai žinot, pensininkam, ką reiškia 103 litus. Matot, kaupiamos lėšos liftams. Kaupiamos lėšos liftams. Gyventojų, kuriems liftas nereikalingas, sąskaita. Labą dieną. Ar jūs naudojatės liftu? Šiuo metu ne. Nes neveikia. Šiuo metu neveikia, taip. Kaip jūs atrodo štai toksai sąskaitėlė, kada 1 ir 2 aukšto gyventojams reikia mokėti už liftą, kuris neveikia ir jie net nesinaudoja? Nes kiek dabar girdėjau, tas yra įstatymas, kuris patvirtina, kad gyventojai visi turi mokėti. Namas vienas. Kaip ir su stogu būdavo anksčiau. Lygiai tas pats, 9 aukštas vargo su stogu, kad bėgo, tai 1 aukštas sako, mes neturim stogo. Tai lygiai tas, pažinokit, situacija tokia pati, kad numokame visi. Gerai, renkitės, ačiū Jums labai Žibutė. Žiūrėsim, ką... Angelėlį ta mūsų angelėlį. Kaip aš norėjau, kad jūs atvažiuotumėt. Ir šiandien mano vardo dienoje jūs atvažiavot. Nu čia tokia laimė. Nu čia toks sutapimas, nu čia tokia laimė. Mane taip Dievas myli, tiesiog negaliu pasakyti. Nieko negaliu pasakyti, žinau, kad gumulas gali pastrigo ir tiek. Taip. Jūs direktorius? Taip. Jaunas, gražus, stiprus vyras. Labai norėčiau, kad tiesiog išklausytum, ką pasakys šitos moteriškės. Jos tikrai dar nedurnos ir kalbės labai rimtus dalykus. Dar reiškia, uždėjo durnus mokesčius nereikalingus, kur mes nevažinėjom to liftu. Dabar trumpa reklama, po jos tęsime laidą. Kas yra tas žmogus, kuris priėmė šitą sprendimą? Teisės aktai numato. Aktai patys nenumato, jie žmonės jie kalbėti nemoka. Kur man ieškot galų? Tai mes parengsim teisės aktų pakeitimus šitoje vietoje. Čia išvarė Rusija. Čia Antstolė, ne? Taip. Tai jūs įsivaizduokit, kaip namas sudarytas. Jūs klastojat protokolą. Nesuprantu iš viską jūs šnekat čia. Mes gyvenam 14 name ir 1, 2 aukštas gavo mokėti už liftą. Mes jo niekada nesinaudojom, nes pas mus 2 aukšte yra visai išjungtas tas, kur buvo senas liftas. Ir dabar mums kiekvieną mėnesį nuo ploto skaičiuoja. Kas dariau yra tas žmogus, kuris priėmė tokį sprendimą? Teisės aktai numato, kad Kas yra tas žmogus, kuris priėmė šitą sprendimą? teisės aktai numato. Aktai patys jie nenumato, Dariau. Dariau, palaukit. Aktai patys nenumato, jie žmonės jie kalbėti nemoka. Kas yra tas žmogus, kuris išleido aktą, potvarkį kažką? Kur man ieškot galų? Viskas daroma savininkų naudai. Dar kartą kartoju, teisės aktai numato, kad bendroji inžinerinė įranga, tame tarpe ir liftai yra visos. Kas sukūrė tos teisės aktus? Neužkalbinėkite man nežu. Kas sukūrė tos teisės aktus? Kas sukūrė jos? Tas žmogus viską žino. Teisės aktus leidžia Savivaldybė, kad? Seimas, vyriausybė. Liftas yra savininkų nuosavybė. Viso namo būtų savininkų nuosavybė. Ar aš teisingai Dariau išgirdau, kad jūs sakote, viskas daroma savininkų naudai? Be abejo, savininkų naudai. Pasakykit dabar, ponia Izabelį, kad čia jos naudai. Pasakykit jai dabar, prie manęs.
Ponia Izabelė, Pasiklauskite kitų savininkų, kurie gyvena. Pasakykit dabar Izabeliai, prašau, Dariau. Liftas yra senas ir jisai pačių savininkų daugumos nuspręsta jį keisti. Ir pačių savininkų sprendimu šitas Tai tegu dauguma ir moka. Kodėl dabar pirmas, antras aukštas turi mokėti? Kodėl? Dėl to, kad taip numato teisės aktai. Ne Karoliniškių būstas sugalvoja tokią tvarką. Žodžiu, dabar vienintelis būdas kažką pakeisti, tai pakeisti teisės aktus. Teisės aktams pasikeitus, galbūt kažkokie ir kitokie būdai skaičiavimo būtų. Šiai dienai tokie yra. Tai ačiū Jums labai, Dariau. Greičiausiai Jūs neužlaikom, bandysim ieškoti teisybės kažkur kitur. Jūs dirbat savo darbą tiesiog. Ačiū. Tai tiesiog, aš nežinau. Pasikart nenoris, bet daugiau nieko nelieka. Dėl ko labiausiai skaudu? Lietuvėlė vyksta beprotybė. Nežinau, ar galiu įsireikšti. Dabar Lietuvoje valdo grobikai. Paskutinius pinigėlius tempia iš to pensininkų, kad kai jau nebeturi nieko užsimokėjus pensijai, lieka 7-8 litai tau kitos pensijos. Ir dar 80 litų uždeda už liftą seną, kurio aš niekada nevažiuoju į antrą aukštą. Aš nevažiuoju niekada liftą. Čia yra ilgai negendančio galiojimo maisto produktai, tai pagrindiniai aliejus, kruopos, konservai. Ir tokia pagalba. 9 komponentai, žinokit čia. Ačiū Jums labai. Prašau, sėkmės Jums. Tai maistelio turime laikinai, ne? Iš bado nemirsite. Noriu vieną staigmenėlį Jums padaryti. Žiūrėkit, ponia Izabelė. Taip. Kadangi čia reikėtų keisti visą civilinį kodeksą, kad tas mokestis už liftą būtų nuimtas. Taip. Tai greitai, žinokit, nesigaus. Bet tam, kad kompensuot Jums tą mokestį, vaistinė Jums dovanoja pusę metų, kiekvieną mėnesį po 100 litų Jūsų vaistukams. Gerai, kaip. Ura. Ura. Septynios valandos ryto, Karoliniškių mikrorajonas, einame pas ponę Izabelę, kadangi šiandien aplinkos ministerijoje susitinkame su pačiu Valentinu Mazuroniu. Žiūrėsime, ką jis mums padės šiuo klausimu. Keliaujam pas ministrą ir pabandysim išsakyti visas jūsų bėdas, pateikti jūsų raštą jam ant stalo. Tikėkime, kažkas pasikeis. Čia visi žmonės būtai, kad yra nuskriausti ir... Manau, kad Valentinas tikrai patikės tą visą istoriją, kurią aš patikėjau. Taip pat važiuojam. Žiūrėkit, pakol laukiam vizito pas ministrą, yra laisva jo sekretorės kėdė. Nenorit kartą gyvenime prisėsti ant tos kėdės? Ne, ką čia? Einam. Įsivaizduokim, kad mes būsim, įsivaizduokit, kad jūs esate ministrė. Labą dieną, ponė ministrė. Labą dieną. Mes norėjome sužinoti, gerbiamoji ministrė, ką jūs ruošiatės padaryti Lietuvos žmonių labui? Lietuvos žmonių labui reikia padaryti gerovę, kad būtų dori žmonės, kad nebūtų pijokų, kad būtų darbo, kad tiesiog... Tiesiog reikia geros rankos, reikia gerų valdininkų. O gerai, sakykite, prašau, sakykite, o pavyzdžiui, pensininkams kaip padėtumėt? Pensininkams reikia pensijas pridėti, kad jie nebadautų užsimokėję, jie būtų susimokėję, badauja. Ir jūs nebijote, kad vieną dieną susirinks visi pensininkai pas jūs kabinete ir išreikš savo pretenzijas? Kas čia bijo, ar mes ponai bijom šitų ubagų, ką tie ubagai, kas jiems belieka? Gravas jiems lieka ir daugiau nieko. Savas. Nenoriu jaudintis. Gyvenim. Įgyventi nesinori matyti, kas čia toliau bus iš tos beprotybės. Dar noriu sulaukti, kas toliau čia bus. Man atrodo, kad pasaulio galas dabar bus jau. Sveiki.
Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Prašom. Mums tik reikia reikalų, kad padėtų. O dabar antram aukšte tos durys, reiškia, liftas stoja ten ar ne? Jos užblankuotus visą laiką, jos niekada nestoja. Jos niekada nestoja. Tai žiūrėkite, aš girdėjau apie tą, reiškia, jūsų problemą. Čia yra tam tikras niuansas. Niuansas yra tas, kad, reiškia, pastato bendros konstrukcijos, sakykime, stogas, ten konstruktyvas, balkonai, visa kita, tai yra skaitosi kaip bendras namo nusavybė. Ir čia yra logiška, kad visi, reiškia, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, virš jūsų nėra stogo, stogas virš 5 aukšto, jeigu čia 5 aukštis, reiškia, jūsų antrama vis tiek yra bendras. Ir visos išlaidos, reiškia, dalinasi tolygiai. Dabar, kalbant apie liftą, tai įrenginį, jeigu jūs už įrenginį nesinaudojat, mano supratimu, už įrenginį turi mokėti tik tai tie, kurie naudojasi. Tai mes parengsim, reiškia, teisės aktų pakeitimus šitoje vietoje, kad pats liftas ir lifto remontas, nes už naudojimas jūs ir nemokat, čia aš kiek suprantu, iš jūsų prašė už remontą. Tai remontas, mano supratimu, šitoje vietoje neturėtų būti uždedamas ant tų, kurie nesinaudoja. Tai ar supratot, Izabelė? Ponas Valentinas pažada, kad šiuo klausimu tikrai bus dirbama, kad pats liftas yra įrenginys, ne bendroji konstrukcija. Ir jeigu pavyks įrodyti, tai bus galbūt pakeisti kažkokie teisiniai aktai ir jums nereikės už tai mokėti. Tas ponas yra šaunus, ačiū. Gerai, viso gero. Pone Izabelė, žinokit, lifto klausimas jau beveik išspręstas. Ja? Dabar man tik reikia parūpinti jums, kad jūs kiekvieną mielą dieną turėtume duonos kąsnį. Taip. Todėl mes vykstame pas maltiečius, kurie prižiūri senyvus žmonės, paprašysim jų pagalbos. Žiūrėkit, Vytai, kadangi valdžia nelabai padeda pensininkams ir nelabai jais rūpinasi, aš tiesiog bandžiau internete ieškoti, o kasgi Lietuvoje gali pasirūpinti žmogum, kuris netgi neturi pinigų užtektinai maistui. Tai radau, kad yra toks Maltos ordinas. Galbūt trumpai save pristatykite, kad ir kiti pagyvenę žmonės žinotų, kur kreiptis. Taip, tai mes esame organizacija, kurios pagrindinis tikslas ir yra pasiekti tuos žmonės Lietuvoje, kurie gyvena sunkiausiai, skurdžiausiai. Ką mes galim padaryti, jeigu yra maisto problema, mes arba maisto paketais padedam, arba karštą sriubą į namus. Taip pat, jeigu yra vienišumo problema, turim būrį savanorių ir jie gali reguliariai lankyti irgi žmonės. Tai šitais dviem dalykais galim pasistengti padėti. Taip, aš esu vieniša, bet 88 metai, bet aš repliuoju, aš visur nurepliuoju savo kojom, su lasdele. Suprantat, kad dabar jau lifto problema bus greičiausiai išspręsta, maisto turėsite ir greičiausiai kompaniją pokalbių irgi turėsite. Nu, kai bus bėda, tada aš jums vėl skambinsiu. Štai taip, bespręsdami Izabelės problemą, padėjome tūkstančiams Lietuvos gyventojų. Kitas pagalbos skambutis mus pasiekė iš Kėdainių. Teresa skundžiasi, kad jos mamą terrorizuoja vietos antstoliai. Ji savo name Kėdainių senamiestyje pradėjo remonto darbus. O Teresos mama tikina, kad nuo tų remonto darbų ėmė byrėti ir visas namas. Dabar jau ir namo išorėje reikia remonto. O antstolė reikalauja, kad prie to prisidėtų ir Teresos mama. Situaciją aiškinasi Donata. Pone Teresa, tai papasakokit, dėl kokių priežasčių išsikvietėt mūsų, kaip sakant, laidą? Kas per bėdos? Todėl, kad bijom likti apkaltinti, per paskutinį susirinkimą mums pranešė, kad reikės mums pamatus tvirtinti, kadangi jie baigė visi subirėti. Vien dėl to, kad čia buvo iškasti nelegaliai labai dideli rūsiai. Rusys. Ir aš kur besikreipiau visur, palaukit, bus gerai. Nei gyventojų sutikimo, nei ką, ir ant galo priėjom to, kad pradėjo grasinti,
viskas užgyventa 40 metų. Kas dabar jums grasina dėl tų pamatų ir šiaip bendrai? Bendrai tai buvo pagrasinta, kad artėja pavasaris ir jūs senutė greitai kraustysitės iš Palėpės ir įskrisit kaip paukštelis. Dėl tos Palėpės yra dar Kas jums tai pasakė? diskutuotinas klausimas. Pasakė antstolė Mikliušienė, Navickienė, Benediktai, tai mano yra mamai. Nes aš suprantu, šitam name, dėl kurio jūs, kaip sakyt, vadinkim taip, kovojat, gyvena viršuje jūsų mama? Taip, 40 metų. O pirmame gyvena, reiškia, ta antstolė, ar ne, kuri čia Jie gyvena, jinai čia? ruošiasi įsikurti savo antstolio kontorą. Jinai čia tik tai ruošiasi įsikurti. Taip, teisingai. Jinai, kaip suprantu, pagal save, kaip jūs tikinat, reiškia, daro, kas jai būtų patogiau ir geriau. Vietoj to, kad ateitų atsiprašyti, kad neteisėtai darė, tai atėjo mamai grasinti su savo sūnum, yra netgi nuotraukos. Tai sakykit, ponia Teresa, tai tada ko jūs tada iš mūsų tos pagalbos kokios norit? Aš nieko, aš tiesiog noriu šitaip, kad jūs įsiaiškintumėt, kodėl išmontuota šiluma, jeigu išmontavo, kas tai leido išmontuoti. O tai kaip jūs dabar, atsiprašau, mama tada šildosi žiemos metu? Iš bendros katilinės 16 namo. Tai kaip ir šildymo neprarado jūsų mama? Neprarado, bet tai ją iš apačios, tai šaltis eina, taigi čia visas pastatas, o jeigu gerai jinai ir iššildos ir nemoka, tai tada už ją kiti vartotojai sumoka. O sakykit, jūs pati ėjot pas tą antstolę kalbėtis dėl šitų reikalų? Ne, nesileidžia jinai ne tik kalbas, čia išvarė Rusį. Matot, čia ta antstolė, ne? Taip. Tai jūs įsivaizduokit, kaip namas sudarkytas. Taigi pasižiūrėkit. Nu, tai ką norėt? Tai čia nuo tų kasimų, ar ne? Nu taip, taigi čia kokie jie trenksmai, čia jie tie galingi, aš jų net nežinau, kaip statybiškai vadinasi. Jau taip senas namas, 1870 metų. Tai senokas namelis. Va čia mano žemė. Čia jums priklauso, ar ne? Jau. Va, pasižiūrėkit. Nu, tai ar čia vamzdynam kiek reikia išnešti? O, čia tiek iš to dabar reiškia, buvo išnešta iš tos pirmos patalpos, ar ne? Taip. Ir bus leidimai, bus leidimai. Tai net tada reikia gyventojų parašų parašyti, kai jau va tiek pridaryta. Taip, dabar atėjo parašų, nesirašo, tai žinokit, skrisit iš Palėpės. Taip ir sako jums? Taip ir sakė mamai, taigi mama susigūžus su kaimynė bijoja. Tu eikit, nebijokit. Tai va šitą nori šitos Palėpės antstolė, ne? Nu, iš kitos pusės namas geroj vietoj. Kaip sakyt, tai kogi nesusipirkos visko, kas įmanoma, ar ne? Nu va, kai pradėjo kastrusius, tada ir pradėjo va taip skilinėti sienos tą pačią dieną beveik, nes labai dideli smūgiai buvo. Tai žodžiu, kaip ir jūsų turtas nukentėjo nuo to, ar ne? Taip. Jau čia tikrai matosi. Va, savivaldybė parašė, pažiūrėkit, ką parašė. Statytojo specialistų žalą patalpai po ją esančiam rūsiui ir kultūriniam sluoksniui nepadarė. Žalos nemato jie, kad nieko nepadarė. O kad sutrukinėjo sienos pamatai, jie to nemato. Tai tada jūs man paaiškinkit, jeigu savivaldybė nemato padarytos žalos, tai kodėl tada jūs čia vis, tai dėl to jums čia bando bendrai pripaišyti, kad mokėtumėt už tą išorę? Va apie ką ir prašau, užfiksuot faktą, kad tai jinai padarė. Nes tai pasakys, kad čia nuo korozijos, dar nuo kokio bieso, tie pamatai nuo senumo, nuo lietaus, dar nuo ko. Supratau. Taip, jie visi bijo, kad jin padarė. Paklauskim antstolės, va to ir paklauskim, kaip jinai įsivaizduoja, ar čia nuo korozijos, ar nuo ko, tie subirėjo tie pamatai. Ir kadangi jūs žinot tą tiesą, tai apie tą ir pakalbėsim, ta prasme, kaip jinai pati nusiteikus. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Pone Ramonė. Sėskit, Teresa, ir kaip sakyt, žinokit, aš tai, kaip sakyt, tik tai trečias asmuo šitai visai istorijai, bet va yra ponė Teresa, kuri, kaip sakyt, turbūt ir pasakys, dėl ko mus išsikvietė ir kokios tos bėdos. Paskambino man mama ir sako, atvažiuok greičiau, man antstolė pasakė, ateina pavasaris, darysiu remontą ir skrisi kaip paukštelis iš Palėpės su savo žolelėm.
Iš tiesų buvo tokia kalba iš jūsų pusės. Nes tiesiog dabar iš ponios Teresos susidaro toks įvaizdis, kad jūs tarsi naudojate savo įgaliojimais kažkokiais. Koks įspūdis poniai susidaro, tikrai ne. Aš kaip suprantu teisingai, jūs tame pačiame name, kuriame gyvena, reiškia, Teresos mama, įsigijote patalpas, ar ne teisingai suprantu? Ir jūs ten ruošiatės kaip ir įsikurti. Tai dabar, kiek Teresa man paminėjo, reiškia, jų dabar netenkina situacija ir, kaip sakyti, jie kaltina, žodžiu, sako, kad pamatai subirėjo pastato. Ir pamatai subirėjo, reiškia, ne dėl nusidėvėjimo, dėl jūsų kasimo ir statybinių darbų. Dabar sakykit jūs tada savo pusę, ten buvo jau senai subirėję. Ten jau daug inspekcijų praėjo, visi patikrino ir turbūt atsakymai buvo neigiami, ponia pasiteiks turbūt, jeigu ką turi ir niekas ten nesubirėjo, viskas ten tvarkoja. Mes matėm, kad ten tie pamatai pabirėjo, tik tai klausimas, ar jie dabar tenai nuo senumo, ar jie ten nuo tų kasimų. Praėjo visos statybų inspekcijos, visi davė atsakymus. Tai visi jie yra pas jūs, tai jeigu... Ne, aš tai neturiu. Bet jūs tada pasakyti, buvo atsakymai, kad tenai tikrai ne dėl statybų. Skundai nepagristi, jų buvo jau begalė. Tai jūs teisingai iškasėt tada, kaip gegužės 1 kasėt rūsį, 2 kasėt, yra dokumentai be statybų. Tai yra parašyta, kad be statybų leidimų. Galbūt kada ir turės tuos statybos leidimus. Aš dabar nežinau, ar turi mūsų bent gyventojų mamų. Visi leidimai yra, viskas buvo pateikta tikrinančiom institucijom. Bet kaip gali būti užduotas statybom leidimas, jeigu su pagrindiniu gyventoju Navickienė Benedikta nėra parašo, kur sienos jau sutrukinėjo. Jūs matėt puikiai. Tai gal jūs tada atsakysit, kaip aš leidimų neišdavinėjau, išdavė leidimus tiesiog institucijos, kurios tą daro. Ir aš nežinau, nesuprantu iš vis, ką jūs šnekačiu. Pareiškėjo, tai iš vis neturi nuosavybės tame name, tai iš vis neturėtų spręsti namo klausimų ir jokių būdų nei pamatų, nei kas ką pirko, nei kas ką darė. Aš turiu įgaliojimą. Kaip ponia turės tą nuosavybę ir turės teisę reikšti savo kažkokias tai teisės ir kalbėti apie pažeistas teisės, tai tada teisės reikia ginti teisme. Tai aš žinau, aš tą ir paprašiau televizijos, sakau, aš žinau atvejį, aš labai bijau, kad neapkaltintų mūsų, kad su pamatu sugriovėm, kad mums reikia daryti, reikės mokėti, dažyti. Bet čia tokie pasvarstymai, matot jūsų, tai aš tiesiog nežinau, tai ponia Ramunė, jūs sakykit, vis tiek jūs ten kažkada tai žadat įsikelti, kaip galvoja, ten bus ramus jūsų gyvenimas tam pastate. Žadu įsikelti, tai tų variantų gali būti visokių, aš noriu pasakyti tik tiek, kad Teresė Skulčienė nėra namo šeimininkė, jinai neturi nuosavybės ir aplamai aš nesuprantu, kaip žmogus atėjęs neturintis nuosavybės name gali kalbėti apie namo reikalus. Ir jūs iš vis negalite klausti. Gerai, aš prisiregistruosiu nuo rytoj, čia nėra problemos. Bet tada vis vieną aš kovosiu už tai. Teresa, tai aš pasakysiu tik tai vieną dalyką. Man tai vienintelis, kas nepatinka, kad iš esmės jūs mus įsikvietėt pradėdama nuo pamatų. Viskas, aišku, peraugo dar daugiau, ten tų ir šiluma ir panašus reikalai. Bet jūs supraskit vieną dalyką. Legaliai ar nelegaliai, vėlgi... Kaip ir ponia Ramunė prieš kameras pasakė, kad legaliai viską daro ir... Tai ir kaip sakėt, kodėl jūs nežiūrit? Statybom neturi leidimo restruktūrizacijai. Kapitalinimo remontui neturi, kadangi turi pasirašyti gyventojai. Taip. Neturi jinai leidimo. Nu ir ką? Nu ir ką, tai kodėl be leidimo šitaip kasa tokius rusius? Tai jūs nemato čia nusikaltimo? Tai jūs dabar buvot pas ponę Ramunę, sakot, iki to laiko negalėjot čia normaliai pakalbėti, bet jūs to klausimo, pavyzdžiui, neuždavėt. Tai jeigu jums čia svarbiausias klausimas... Aš galėjau užduoti, aš laukiau, ką jūs sakysit. Mes nepykstame, mes ieškome, kad mes nebūtume apkalti. Tai žiūrėkit, aš jums pasakysiu ir galėjau nuraminti tik vieną pusę, kad mes šiandien atvykę, mes iš esmės iš tiesų užfiksavom statybas. Mes iš tiesų užfiksavome, nutrupėjusias sienas ir pamatus, ar ne? Taip. Ir tai tikrai, būtų, manau, kad tiesiog net nepadoru ir negražu jau iš didžiosios raidės, jeigu jūs bandytų kažkas apkaltinti, jog, dėl jūsų kažkokios tai kaltės, ar ne? Tai čia yra puikus įrodymas, tai, ką mes šiandien užfiksavom. Man daugiau taip nieko nereikia, kad aš nelikčiau apkaltinti ir kad nereiktų mamai mokėti. Tai žinokit, ir aš galiu pasakyti, kad tikrai jums to net nemanau, kad ir reikės, nes, akivaizdžiai faktai... O jeigu taip reikės, tai aš jums tikrai dar kartą paskambinsiu. Ir siūlau tada paprašyti iš mūsų medžiagos filmuotos. Ne, aš tada parašysiu, kad jau prašo pinigų. Gerai, o tada mes atvažiuosim dar kartelį, jeigu iš jūsų prašys pinigus. Taip, sutarėm, o kad pareiškia, kad aš ten negyvenu, aš tikrai prisiregistruoju. Bet šitoj vietoj, žinau, Teresa, aš šitoj vietoj sutinku su jumis dėl to, kad vis tik tai yra jūsų mamos butas, jūsų mamos sklypas ir kaip sakyti, už mamą ir už tėvus reikia kovoti. Šį vakarą tai jau viskas, ką norėjome jums parodyti ir papasakoti.
Ekrano apačioje esančių numerių galite mums skambinti ištisas 24 valandas. Mūsų žurnalistai visuomet pasirengę jums padėti. Jeigu šios laidos nespėjote pamatyti nuo pradžių, jos įrašo ieškokite vaizdo galerijoje LNK Go. Netrukus LNK žinios, likite su mūsų kanalu. Sudie.